čia dabar kas bus. Normaliai 30. Traktorių reikės apsidengti. Kad kažką pralysim, traktorių vienaip. Valys. Čia bus užpustyta tik ant laukų. Viskas sakė, neišvažiuosit. O per kitur niekur. Подашено. Sako, šventė ir į mūsų kiemą. Aš nebeatsimenu, kaip metus nustatė. Važiuodavom pro šalį, mes čia mano uošiai palaidoti pažiūšvį. Į kapines, žinai, taip suspaudžia širdį, atsimenu, jis į tą sodybą. Peilį neturit, nieks peilį. O dabar, ką? O dabar žiūriu, kad jau atgims viskas. Viens kitą. Jau ten toks pravažiavom Giedraičius. Giedraičių tarp kaime sužinojom, kad ten daro kratas. Ir tada jau perkeliam į bunkerį. Iš čia plėsta. Ne, aplinkui. Nu, apstatyta. Nu ir tegu būti. O dabar jūs tam posėdžiavot, kuriom kartu. Būnam Parodė. pailsėdavo ten. Konkrečiai va tam toj, tam darbe. Gražiai čia gerų nuotrauką su vėliava. Šilto visi delegatai, kad pradėti darbą, reikėjo, reiškia, tarybos, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos pirmininką išrinkti pirmininką. Pirmininku išrinko Rytų Lietuvos Kalnų srities vadą Juozą Šibailą Narainį. Jis parašė patį pirmą įsakymą
suteikė žemaičių generolo laipsnį. Ir paskui jis atsistatydina, toliau visą tą eigą vedė, vadovavo, reiškia, žemaitis. O iki tol vadovavo Merainis. Yra Gaškaitės knygoj vienoje įspausdinta, ten tas atsisakymas įdėtas. Tai aš, kada reikės, aš surasiu, turiu tą knygą. Turiu jų ten keletą nuotraukų. Ir va, jeigu čia atgirsta Gryčiūtė, galima būtų čia kokį muziejų padaryti čia. Ar žmonės pamatys iš tikrųjų, kad mes puikūs žmonės buvo, tas tėvuks, jis buvo nepriklausomybės kovų savanoris. Jo brolis, Rapolas vardu buvo, žuvo nepriklausomybės kovų metu. Sajienės brolis irgi žuvo nepriklausomybės metu. Tai čia, žinot, jau tokia šeima buvo. Su tradicija. Taip. Ir tą moterą, mes ją vadindavom partizanų moterą, Sajienę. Tokį be galo nuoširdį viską atiduos, viską padarys, kad tik tai čia jau jausdėmės, kaip tikrai vaikai, kad ateidavom. Tai gerai, kad tas buvo Vasalis labai toks veiklus žmogus, sumanus žmogus. Jis rytais ataušėdavo ant dviračio nuvažiuoja, pašašinėva, tai kokių cigarečių nusipirkt, ką apžiūri viską, kas kur yra. Parvažiavo, mes jau buvom pusrytį pavalgę, jis atidaro bunkerį gėlį, sako, blogai. Į Martinaičių mokyklą, sako, kažkas atvažiavo mašiną, pavadystė su mašina, reiškia, kažkas susivinioja, į Brežantą įsikėlė į mašiną, įsivežė. Kai šitą pasakė, sako, viskas, na, aš ten kažką moku, tai užmigdė, būdavo tokie vaistai, Neptūnas, Alinas iš Maskvos. Tai užmigdė. Tai tas seniuks, kai jis būtų kėlęs paniką, o ten Minaičiuose, tai būtų taip prieki, kad Jėzus valė. O čia gerai tik sako, greičiau jis pateik gerklį, to gyvos, Dar. Čia ištaisytas ant bunkerio vietos. Jeigu atstatot tos bunkerius, reiks pagalvot, kad iš kokį drenažą padaryti. Kojas padėk šalis. Čia krėtė, čia kispyti, tas seniuks taip jau užtosus krečiasi.